Tai labas rytas visiems. Mes su Aurima vėl čia, kaip ir kiekvieną antradienį, 9:45 ir kalbam iš širdies į širdį įvairiomis temomis susijomis su santykiais, su kitais žmonėmis ir su savimi. Ir šiandien mes turim tokią temą apie seksualumą, būtent tai yra įgimtas ar įgyjamas, ane, nu, tokią kažkokį fokusą pasirinkau ir atsimenu, kai aš jį pasirinkau, Aurimas šiek tiek sutriko, sako, nežinau, apie ką aš čia kalbėsiu toj temai, bet iš tikrųjų manau, kad jinai tikrai turi kuo labai pasidalinti. Ir gal pradėti norėčiau netgi kaip tik, Aurimą, pirmiausia, labas. Labas rytas visiems. Tai va. Aš nežinau, jau gal dar trumpai prisistatyk, keletą žodžių, kas tu esi, jeigu dar mūsų nėra matę. Tai aš esu gydytoja. Pirmiausia, aš esu baigus mediciną ir aš esu gydytoja pediatrė. Ir specializavausi vaikų ir paauglių psichiatrijoje, na ir mokiausi įvairių psichoterapijos krypčių. Ir esu šiuo metu Prancūzijoje gyvenanti, su šeima, dirbanti su lietuviais visame pasaulyje, knygų autorė, lektorė ir psichoterapeutė. Malonu buvo susipažinti, ne? Jeigu kas nežinojo. Aš coachingo specialistė, lektorė, irgi gyvenu užsienį, Suomijoje, dirbu su lietuviais ir užsieniečiais, įvairiausiais srity. Naudoju savo praktikoje geštalto psichoterapijos įrankius ir būsima geštalto psichoterapeutė, jeigu taip trumpai. O, labas rytas, nuostabios moterys. Tai labai smagu jau su jumis pasisveikinti. Nuostabios moterys mums rašo, jau jungiasi vis daugiau žmonių. Ir gal tada pasinaudosiu progą, kadangi mes turim gydytoją čia, ne, tai paklausti iš tikrųjų pediatrą dar to labiau. Tai paklausti ir pradėti nuo tos pradžios, ne, kada mes vaikai susiduriam su ta seksualumo tema, aplamai ir pradedam pajausti savo seksualumą. Aurima, pasidalink su mumis. Ne, aš pradėsiu nuo to, kaip aš suprantu, nes visgi tai yra terminas, ar ne? Ir mano galvoje, pirmiausia, išgirdus šitą žodį, seksualumas, tai man yra tas toksai seks, ar ne, toks beveik tarptautinis, nes įvairiose kalbose tai reiškia lytį. Ir kadangi tai yra lytis, tai ir tada norisi kažkaip iškart kalbėti apie lytiškumą. Ir be abejo, tas tavo sugalvotos temos klausimas, ar ne, ar tai yra įgimta, ar tai yra įgyjama. Tai iš mano pusės, iš šitos pozicijos, žiūrint iš šito kampo, nes mes pažiūrėsim galbūt ir iš kitų kampų, tai ir yra įgimta. Tai yra chromosomų rinkinys. X, Y, ar ne? Ir tai yra lytis. Ir aišku, būna ir nukrypimų, kas egzistuoja pasaulyje. Tačiau kalbėkime apie, ta prasme, tuos tradicinius, kaip čia pasakyti, normos variantus, ar ne? Daugumą. Ir mes visi gimstame su kažkokiu chromosomų rinkiniu. Čia man labai atliepia labai norisi visgi, nes tema ne tik apie mediciną ir chromosomas, bet ir apie elgesį. Tai man labai artima ir norisi gretinti šalia įgimto temperamento, kas irgi liaudyje tarp žmonių nėra labai gerai galbūt suprantama, nes mes kalbam dažniausiai apie charakterį. Ir sakom, tas jo blogas charakteris toks. Būna ir blogų charakterių. Tiesą sakant, aš esu dabar knygą naują parašius, blogai yra gerai. Labai norisi man visada tą žodį blogai perversti į kitą pusę. Bet grįžkim prie to įgimto temperamento, reiškia, įgimtos lyties, ar ne, chromosomų rinkinio, ir mūsų elgesio, nes temperamentas, dar pasakysiu, yra toks labai labai supaprastintai, kad suvoktumėm, kas tai yra centrinės nervų sistemos savybių rinkinys. Ir labai senai ir man labai paprastai ir labai aiškiai aprašęs yra Kantas 4 temperamentus. Tai yra 4 tas reiškia, tokius kryptis, rūšis. Tai sangvinikas, cholerikas, flegmatikas, melancholikas. Tai yra 2. Dar paprašiau, pasižiūrėkim, tai bus praktiškai tai 2 greiti ir 2 lėti. Prie tų greitesnių, lėtesnių. Ir aš visą laiką irgi, dirbdama su žmonėmis, labai stebiu ir žiūriu ir mėginame kartu su klientu suprasti, o koksgi mano įgimtas
centrinės nervų sistemos savybių rinkinys. Ir čia, įtelpa ir tas mūsų, ar ne, ta mūsų tema, todėl kad tai yra ir tada jau ant temperamento formuojasi charakteris. Tai dabar jeigu grįžkim prie lyties, lytiškumo požymių, lytiškumo elgesio kažkokio, ten dar yra ir įvairiausių dalykų, tai yra mūsų hormoninis rinkinys, ar ne, pagal lytis, elgesys, funkcijos, kūno funkcijos galiausiai. Bet visgi labai svarbus tas temperamentas, kuris yra įgimtas, ar ne? Ir tokiu būdu mes turim ką? Mes turim lytį ir turim temperamentą ir tada dar toks vienas žodis man dabar lenda charizma, ar ne, toks charizmatiškumas. Ir man čia irgi yra kažkas apie tai, kokią temą tu uždavei, tai tokį truputėlį informacijos šiek tiek, įmečiau, kaip man atrodo, nes aš iš tiesų tai nesu ekspertė ir nesu seksologė, pavyzdžiui, ar ne, kas irgi dirba žmonės apie elgesį, reiškia, lyties seksualinį elgesį. Nes tai yra svarbu, mūsų viena iš funkcijų gyvybės pratęsimo ir kadangi žmogus, tai mes turim ir malonumo tame tarpe funkciją, ar ne, tokiam kaip funkcija poreikį. Tai ten visas mokslas, bet galbūt man šiek tiek norisi iš savo pozicijos pasakyti, kad tai yra ir įgimta, ir įgyjama, tai išmokstama kažkokio elgesio, ar ne? Tai tas žodis charizma irgi man kažkodėl apie seksualumą ir apie žmogaus elgesio kažkokius modelius, bet būtinai apie temperamentus, nes yra skirtingi temperamentai su skirtingom savybėm. Beje, truputį, kaip pareklamuosiu, bet kartu ir pasakysiu, kad šitoje knygoje yra labai aiškiai parašytos, netgi aš čia neseniai dabar, netgi pasakysiu, aišku, puslapį čia galima susirasti pagal turinį, tai yra temperamentas ir charakteris, o kas tai yra, kuo skiriasi. Ir ten yra to Kanto aprašytos savybės labai labai aiškiai, tos nervų sistemos savybės, kas labai duoda suprasti, o koksgi aš esu. Ir mes nebūnam vienu, mes būnam miksas kažkokio, bet vis tiek turim lėtumo daugiau arba greitumo daugiau. Tai čia sustosiu ir dabar tavęs paklausiu. Ką tu manai? Aš palauksiu sekundėlę, atrašau į komentarą, klausė, ar liks įrašas, tai dabar jau galiu pasakyti, kad liks. Tiesiog, net su klaidom, bet nesvarbu. Tai ir vienu žodžiu, užduok man klausimą, nes dabar buvau toj sekundai, kur turėjau atsakyti, žmogui, ar liks įrašas, gal kažkur tai bėga. Kas man yra temperamentas ir seksualumas, aš taip supratau klausimą. Taip, aš čia dabar taip pakalbėjau iš savo varpinės, apie tokius medicinius dalykus, apie, nežinau, čia gal fizinius pasakyti. Ir šiek tiek tos mokslinės teorijos paminėjau, ar ne? Tai dabar tiesiog noriu, tavo tos, iš tavo pusės, ar ne, iš tavo kažkokio tai rakurso kito. Žinai, man patiko keli momentai, kuriuos tu paminėjai. Kas, tarsi sudaro tą seksualumą, ne? Tai yra temperamentas, lytis pradžiai, kurią mes įgyjam, temperamentas, kurį mes turim, ir charizma, ne? Kurią mes vis tiek kažkokį kaip savybę, sakai, kažkaip tai su tuo susiję. Ir mano požiūriu, seksualumas tai yra, ne apie tuos kažkokius tai standartus, įsivaizdavimus, ne, kaip ten, kaip žmogus atrodo, ar koks jo tenai seksualinis aktyvumas, ar dar kažką. Mano požiūriu, seksualumas tai yra apie gebėjimą priimti tai, kas aš esu, jeigu kalbant apie tą temperamentą, ne, žmogaus, apie tą, pradžią priimti savo lytį, ne, kad aš esu moteris, šiuo atveju, ir nenoriu tapti vyru, ne, ir tai reiškia, nenoriu užsikrauti ten visų dalykų ir nukovoti ir ten dar kažką tai ir taip toliau, ne, kažkaip tai ten žiūrint, neprisimu tos vyriškos visiškai energijos tokios, kur konkuruoju su vyrais, tarkim, ne, man taip atrodo. Čia matau, taip nuleidai pečius, įdomu, ką jau galvoji. Kitas momentas yra, kad aš priimu savo lytį, kad esu moteris, aš priimu savo temperamentą, kad kai kurios moterys yra aktyvios, kai kurios moterys yra kaip tik tokios lėtesnės, ramesnės, ne, kažkokios, tokios labiau gal plaukiančios, kažkam yra kaip tik yra labai toks, tas choleriškumas kažkoks, ne, pasireiškia, tarkim, priimant savo prigimtį
Ir iš to priėmimo turbūt ir gimsta ta charizma, nes tada nereikia vaidinti kažko tai kito, bet esi pats savim. Ne? Nu, kažkaip tai kaip yra tas priėmimas, nesistengimas atitikti kažką. Ir aš tą temą pasiūliau su tą mintim, kad iš tikrųjų apie seksualumą kalba daug. Ir kalba medicinos psichologai, kalba gydytojai, kalba šiaip įvairūs dvasiniai mokytojai, yra labai daug kalbama apie seksualumą, bet realiai man atrodo, kad yra tokie, keli momentai mums svarbus susivokti, kad dažnai mes literatūroje, ypač kada skaitom, pas mus kažkoks atsiranda suvokimas apie seksualumą, tarsi jisai turėtų atitikti žmogus kažkokį tai imidžą, kažkokį tai įvaizdį, kažkokį tai seksualumo paveikslą, ne? Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kas tau yra seksuali moteris? Va, Aurima, kas tau yra seksuali moteris? Nežinau. Man gal seksualus vyras labiau. Okay, o kas tau yra seksualus vyras? Tas ir yra žodis, seksualus vyras, ar ne? Tai, ką reiškia seksualus? Man tai charizmatiškas, man tai yra lygu. Aš dabar galvoju, iš to visuomenės konteksto, to, kas yra, tarkime, spaudoje, tame burbule, mes dabar auditorijai turbūt užduotume klausimą, kas yra seksualus vyras, tai, priklauso, kai kurios moteris atsakytų taip kaip tu, kai kurios sakytų, tai turi būti tas six-packas, ten kažkokie raumenį, ten kažkoks, ta prasme, yragi standartai, mums visą laiką kišama kažkokia tai informacija, kas yra seksualu, mums aš nežinau, gal, tu teisė, aš žurnalas. Aš dar galvoju, žinai, aš irgi galvoju apie save, nes aš irgi esu, ta prasme, irgi tas žmogus, kuris, ir reklamas žiūriu, ir, ta prasme, ir turiu, mane irgi įtakoja, ar ne visokie. Ir tu tas klausimas gal nepabaigiu atsakyti, charizmatiškas, bet, žinai, iš tikrųjų, tai vyras, kurį pamatai ir galvoji, su šituo vyru galėčiau užsiimti seksu, ar ne, ta prasme, galbūt, yra tokio irgi, požiūrio, ar ne, kuris trauka, fizinė trauka, galbūt, ta fizinė trauka, aš galvoju, yra vienas iš to žodžio, tokio, kaip čia pavadinti, stereotipinio, ar ne, suvokimo, seksualumo suvokimo, aš taip galvoju. Čia nežinau, galbūt, kaip tu sakai, kitas gal kažkokius fizinius matytų, nežinau, ar fizinius, ar aprangos, ar ten, nežinau, gal kažką tai tokio. Mano galvoje tai tokia būtų, toksai truputėlį šiek tiek apie chemiją, apie hormonus, apie testosteroną galiu paminėti. Aš kaip iš medicinos labai, man vis dėlto, aš esu tos srities, jau toje srityje daug metų, tai man tas toksai. Tai man apie fizinį tokį kontaktą galbūt, tas stereotipiškai žiūrint, ar ne, bet jeigu jau su patirtim, tai toks, charizmatiškumas, ar ne, ir taip, ne teoriškai, bet ir praktiškai, kada tikrai norisi su tuo žmogum bendrauti. Tas, charizmatiškumas kažko vilioja, kažko traukia, norisi susipažinti, norisi kalbėtis, norisi, geriau pažinti tą žmogų ir, galų gale, aišku, ir fiziškai, jeigu jau ten, taip sakant, eina iki to galimybės. Tai nutraukiu tave, atsiprašau, grįžk dabar tu prie savo filosofijos. Aš matau, kad Vaiva dabar mums parašė, kad chemija, manau, kuris sukelia seksualumo potraukį kitam žmogui. Tai rezonavo su manim. Tai ir tu daug kartų paminėjai charizmą ir aš kažkaip galvoju, žinai, o kaip kuo tada charizma skiriasi nuo seksualumo? Žinai, man jis susivienodina iš esmės kažkuriuo momentu, bet ne visada. Bet yra tame, žinai, kaip sakau, tas žodis seksualumas, pavyzdžiui, aš jo niekada nelabai vartoju, nes tu kaip pasiūlai temą, aš galvoju, ką čia kalbėti, apie ką čia kalbėti. Mano gyvenime kad man seksas yra lytis, ar ne seksas, ne, tai yra lytis, lytiškumas. Ir ką čia kalbėti? Mokslinės teorijos, ten chromosomos, žinai. Bet charizmatiškumas jau yra tokia psichologinė sąvoka. Toksai, tokios psichikos, žinai, jau ten tas darinys toksai, o kas man charizmatiškas žmogus, ar ne, o kas tau, galbūt mums skirtingi gal jie yra. Ar ne, pavyzdžiui, tu sakysi, šitas charizmatiškas, sakysiu, ai, nežinau, man tai ne. Žinai,
man norėtųsi šiek tiek dar ir išplėsti fokusą ir dar pažiūrėti ne tik, kas man yra seksualu ir ką aš matau kitame žmoguje seksualaus, ane? Nes nebereikalo aš uždaviau tau klausimą, žinai, nu, kokia tau moteris seksuali, ane? Nu, tarkim, žiūrint, ane? Bet vat pažiūrėti ir patyrinėti, o mano seksualumas tada, žinai, kaip aš jį pati jaučiu. Žinai, nu, vis tiek, vat, man atrodo, kad yra svarbu jausti savo seksualinę energiją, kuri yra pas mus, ane? Ir ją, nu, kaip pasakius, man, pavyzdžiui, seksualinė energija yra toksai, nu, džiaugsmo šaltinis gyvenime, žinai. Nu, aišku, čia jeigu iš jogos tradicijos žiūrint ir kūrybiškumas, nu, čia apie tą čakrą, ne? Nu, ten ir kūrybiškumas, ir energija visa pabunda, ir, nu, gyvenimo pilnatvė, ir džiaugsmas. Ir aš dėl ko galvoju, kad yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu jausti ryšį su savo seksualumu asmeniniu, ane? Kad galima būtų iš tikrųjų vat, jausti to džiaugsmo, laimės, pilnatvės, kūrybos savo gyvenime. Žinai, tai kaip tau pačiai, vat, žinai, koks tavo santykis su tavo asmeniniu seksualumu? Nu tai jo, bet aš galvoju, tai man tai irgi gal tokie 3 žodžiai labai peršasi, tai pasakyti apie tai, kad nu, čia yra bendravime su kitais, tai yra pasitikėjimas, toks atsipalaidavimas ir, nu netgi nežinau, jeigu taip visai labai jau, ne tai kad, nu tikrai tiesiog kasdieniškai, tai ir flirtavimas toks, bet, nu, tas yra tas flirto elementas, ar ne? Man jisai įeina į seksualumą. Tai yra, sakau, aš labai, nu, mediciniškai žiūriu, čia jokios, žinai, filosofijos nėra, nu, bet flirtuoji ir viskas, ir tu parodai savo dėmesį, ar ne, pritrauki tą dėmesį kitam žmogui, tu atidarai duris kažkaip, taip. Nu, aš tai taip matau. Dabar tai tu tada pasakyt, nes aš manau, kad, nu, gali skirtis mūsų, turėtų skirtis šiaip jau. Jo. Žinai, man labai patinka, vat, nu, dar noriu tavęs daugiau paklausinėti apie prancūzės, nes mes turim tokius mitus sklandančius, ne, kad prancūzai arba Italijoje gyvenantys žmonės, vat, turi, ypatingai prancūzai, ne, turi to flirto momento, ne, ir to vat, gyvybinės energijos, kurie pasikursto išėję į gatvę. Ir tai nieko nereiškia, kad tenai, nu, vat, yra tas lytiškumas, kad ten labai norisi, nu, ta prasme, nueiti ten kažkur tai į kairę ar į dešinę, ne, tai yra labiau apie tą vat, vidinės energijos pasikurstimą, tą varikliuko pasikurstimą, kur nėra ką čia slėpti, nu, kada įvyksta tas kontaktas ir chemija su bet kuo, bet kokiu žmogum gatvė ir kas nors. Tai yragi malonu. Nu, ką čia slėpti? Tai yra labai malonu. Ir tai sukyla tiek visko tenai, kad atrodo kalnus gali nuversti ir tai įsimylėjimo būsena yra tokia, nu, fantastiška, ne? Bet čia yra, nu, akimirka įsimylėjimo, čia nėra įsimylėjimas, čia yra toksai, nu, akimirka kažkokio tai pojūčio, ne, kurį mes galime viduje savo kultivuoti, vat kaip daro prancūzai, mano suvokimu, žinai, gal tu vat labiau apie tai pasakytum. Ir aš galvoju, žinai, turbūt yra vat tas svarbu, kad pripažinti savo, kad mes turim tokį poreikį, va tą malonumo poreikį, apie kurį tu minėjai pradžiai, tą norą patikti, tą norą kažkaip tai, žinai, nu, susijungti su kitais žmonėm. Ir tada, žinai, nu, panaudoti jį savo gyvenime, vat, būtent savo vidiniai būsenai keisti, ne? Tai, vat, nežinau, vat, apie Prancūzijos patirtį, gal tu dar pasidalink? Labai juokingą papasakosiu dalyką. Perskaitysiu, va čia dar vienas komentaras yra, kad tai žmogus, kuris traukia, nes kitas atstumia. Taip, pavyzdžiui, netinka kvapas, veikia negatyviai arba nu taip. Ir kitas yra ugninga moteris, turi draugę, kuri išsiskiria iš minios, kai eina į patalpą ir visas aplinkui nušvinta. Taip, čia aš, vat, ką skaitau, tai yra pirmas tai apie tą tokį, kaip pasakyti, tą cheminį tokį, nu, nežinau, chemiškumą ar ne, mūsų kaip žmonių, o kitas, nes kvapai ar ne, tai irgi nuo to priklauso nuo mūsų hormonų. O kitas tai yra apie tą charizmatiškumą, ar ne, kada, nu, tas atrodo ugnis, kai tu ateini, ir tai yra temperamentas. Tai yra temperamentas, vienareikšmiškai nieko nepadarysi. Ir tai yra įgimta, ir labai neišvystysi per daug. Nu, šiek tiek galima sumažinti truputį vos ablūdint kampus, bet nepakeisim, nes jeigu gimėm tokie. Bet dabar apie Prancūzijos patirtį, tai, nu, tikrai pirmas, kas prisiminė, tai labai toks, nu, man juokingas, nežinau, ar čia jums bus juokinga, bet čia gal 1 ar 2 metais, kai atvažiavau, ir aš vairuoju automobilį ir matau, ir, nu, irgi tą žinojau, kad, nu, čia visi su visais flirtuoja ir čia nėra, niekas negalvoja ten apie, žodžiu, jau tuos lytinius santykius, tiesiog flirtuoja ir, nu, ir viskas, ir kaifas nuo to, ar ne? Ir tą kažkaip, nu, buvau priėmus.
išvažiuoju su automobiliu prie sankryžos ir ką aš ten padariau, ar aš posūkio neparodžiau, aš tokia mėgėja šiaip posūkių neparodyti ir, nelabai gražiai elgiuosi, turiu ir baudų už tai gavus. Ir žodžiu, ir man mojuoja, ir aš taip dairausi ir mojuoja vienas vyras, toksai tikrai simpatiškas. Ir tai tiek jis man mojuoja, galvoju, va, kaip faina, net gatvėje flirtuoja žmonės, ir aš jam ten mojuoju. Ir tik paskui supratau, kad aš, žodžiu, ten, ar tai neteisingai, žodžiu, kažką padariau aš toje gatvėje, ne ten nusukau, ar kažką, ar negalima buvo su, man norėjo mane įspėti. O aš tokia susireikšminus, kad čia man jau mojuoja, kad aš jau čia, taip sakyt, flirtuoja su manim, ar ne, ir aš paflirtavau atgal. Tai buvo labai paskui juokinga, paskui vyrų sako, jo, tu matai, ką nori matyti, ar ne? Sakau, aha. Tai va, o iš tikrųjų tai apie kultūrinius šitus dalykus, tai yra tiesa, todėl kad aš jau paminėjau tos žodžius, ar ne, pasitikėjimas, atsipalaidavimas ir malonumas. Malonumas gyventi, tai yra toks gyvenimo menas tam tikrą prasme, nes į tai įeina daug dalykų, į tai įeina ir neskubėjimas, ir maistas, maisto kultūra, ar ne, va tai aš iš tikrųjų nemažai šalių apvažiavus jau ir, tiesa, kad tikrai Prancūzijoje, daugiau gal pietų šalyse, bet Prancūzija yra ta kultūra tokia, maisto kulto šiek tiek, ar ne, taip galim pasakyti. Italijoje, dabar va, kaip tik grįžau iš Italijos, man pasirodė, kad mažiau, kitaip viskas, ten daugiau choleriškumo. Ten mes kalbėjom su vaikais ir su vyru, kad Italija pati šalis yra ugnikalnių turinti šalis ir tokia ant ugnikalnių biškiai gyvenanti. Ir aš tada pagalvoju, bet tikrai ta gamta mus labai formuoja ir ugnikalniai irgi duoda tą choleriškumą, tokį nervingumą. Ir mes juokavom, nes grįžti į Prancūziją ir visur sustoja, ten didžiausiam kaime, kur nėra eismo, vis tiek tave sustoja, iš anksto praleidžia. O Italijoje, tai vadinam greitieji italai, tai tiesiog turi saugotis. Jeigu tu pėsiesi, tai turi saugotis, jeigu automobilis irgi, taip sakant. Tai va to choleriškumo visai kitoks tai yra, ar ne, ir tas temperamentas tautos. Tai nežinau, apie ką aš čia kalbu, bet iš esmės va apie tą flirtą, apie tą, taip, gal tai susijęs su pietų, ar ne, tokiu temperamentu, su pietų šalimi, kas man atrodo, čia mano nuomonė, susiję. Ir kultūriniai dalykai per ilgus metus irgi suformuoja tokį. Ir taip, aš pastebėjau, kad čia tikrai nėra, kad tu įsipareigosi būtinai, ar ne, jeigu tu duosi, paflirtuosi, ir tai nėra apie jokius įsipareigojimus ilgam, ar ne. Tai gali tu tiesiog tam kartui, tam vakarui, tai minutį ten prie parduotuvės, nežinau, prie kiosko, prie ledų pardavėjos. Tai, tai yra smagu. Iš tikrųjų, tai yra smagu. Tai yra bendravimo būdas, gal taip pasakyčiau. Iš tikrųjų, tai seksualumas ir charizma tai yra tam tikra prasme elgesio ir bendravimo, nežinau, kultūra, būdas, įgūdžiai. Žinai, ką tu dabar paminėjai apie tą socialinį kontekstą, kuriame mes gyvenam, tradicijas, kurios yra, bet man atrodo, tai yra labai susiję su žmogaus vertybė. Jeigu žiūrint, ne, jeigu aš leidžiu savo, valgyti ilgai, jausti malonumą, nes valgymas irgi seksualu, ne, sako vyrai, žiūrėk, kaip jiems gražu, kai moteris valgo. Ar, tas valgymas, džiaugimasis, ne, tas džiaugimasis akimirka, padėkojimas, pabuvimas atsipalaidavus. Ir jeigu taip pažiūrėjus, dėl ko to seksualumo, tos temos galbūt pralėkia mums pro ausis ir akis, ne, iš dėmesio spektro išeina, dėl to, kad dabar yra, toks gal įprotis ar kultūra visur bėgti. Ne? Visur skubėti. Žiūrėk, ryte atsikėlė darbų sąrašas. Ta padaryti. Ne? Tenai kažkur tai, žinai, tikslai, ne? Dar visokie reikalai. Ir tada, žinai, nėra kada net atsibusti pagalvoti, kokia mano lytis, aš čia moteris, ne? O ką aš savo malonaus galiu pasidaryti, žinai? O ką aš malonaus kitam žmogui galiu pasakyti, ne? Nes jeigu aš galvoju, kad aš noriu pasikurstyti savo tą energiją, ne, kaip sakau, įgimtas ar įgyjamas, o įgyjamas tai reiškia, kurstoma, sąmoningai skiriama dėmesio tam, nes sąmoningai sutelkiu į tą dėmesį, kad seksualumas man yra malonumas, tai yra mano priėmimas, mano lytiškumas, ne? Tai aš leidžiu savo ir duodu kitiems, ne? Pamatau kitą žmogų, aš pasakau dėl šypsenos gražios, pasakau dėl, žinai, kažkam primerkiu akį, ne? Dar kažkam ir dalinuosi tuo. Ne? Ir tai sukuria tokį lengvumo pojūtį. Ir aš matau, kad tavo reakcijų daug kilo, aš galvoju, apie ką tu dabar čia... Jo, aš noriu labai, kol nepamiršau, nes paskui pamiršau, užsiklausys tavęs. Dar, irgi iš šitos šalies, tai man labai irgi toksai, kaip čia pavadinti, net nežinau,
palietė, tai kūno kontaktas vis dėlto. Vat mes kalbėjom, ar ne, apie, kad yra kalbėjimas, flirtas, bet ir yra kūno kontaktas. Galų gale ne lytiniai santykiai, nesueitis, bet kūno kontaktas sveikinantis. Ir pradžioje, tai man iš kitos kultūros atvažiavus, tai aš labai, kaip ir kentėjau, galima taip sakyti. Nes kai eini į patalpą ir ten kokių 10-12 žmonių ir su visais turi pasibučiuoti, ta prasme, priliesti žandus, ar ne, padaryti tą tokį arti prisileisti žmogų prie savęs, aš tai galvau numirsiu iš pradžių. Tikrai ta prasme, kad man niekur nenoriu eiti, nes ten visur reikia sveikintis ir su visais, žodžiu. Tai kažkaip tai buvo, paskui, aišku, ištiko karantinas, o šiaip man po kurio laiko tik tai pradėjau suprasti, kad man labai gražu netgi, kai vyrai sveikinasi ir bučiuojasi. Ne visi jie ne visi bučiuojasi, bet daug kas ranką paduoda. Po karantino labai sumažėjo, bet vis tiek grįžo atgal, nes tai yra senos tradicijos. Bet man labai gražu kažkaip, tas gražu tai toks, man faina, aš nežinau. Ir tas irgi šiek tiek yra, seksualu, galima taip sakyti. Bet tai ir yra, vėl tuos žodžius pakartosiu, atvirumas, pasitikėjimas ar ne, ir malonumas. Tai reiškia kažkoks toks. Ja. Ir žinai, kaip tu sakai, seksualumas yra kontaktas, ne? Kontaktas, taip. Kontaktas su kitu žmogum, žinai. Ir aš galvoju, žinai, gal dabar truputėlį, nueikime į tą, tikrai pastebiu aplinkoje, yra nemažai žmonių, kurie vengia to kontakto, ne? Ten yra galybė turbūt kažkokiu tai, žinai, įsitikinimu, įsivaizdavimu, kažkokiu savo neleidimu, ne? Ir, tas yra uždraudimas savo eiti į kontaktą su kitais žmonėmis, nes gink Dieve, ką dabar pagalvos, ne? Pagalvos, kad tenai aš jį kabinu, žinai, o gal yra nesaugu, o gal dar yra, žinai, kažkas tai. Ir aš, žinai, pati galvoju, kurį laiką pas mane buvo tokio sunkaus santykio, dėl to, kad, ateini kažkokią tai kompaniją ir ne visada jautiesi saugus, ne? Kad taip pakštelti žandą, žinai, apkabinti, pasakyti komplimentą, nes, tas gali sugrįžti bumerangu atgal, ne? Nes, niekad negali žinoti. Bet kita vertus, visai neseniai, aš taip gal kokį pusmetį atgal savo priėmiau tokį sprendimą, kad okei, bet aš pabandysiu, žinai, aš savim tiek pasitikiu jau dabar, žinai, kad aš, susitvarkysiu su tą situaciją, jeigu ten ir, žinai, ten nutiks, koks nors gėdingas įvykis ir kažkas pasakys, ko tu čia man markstaisi, žinai, ką tu čia manęs nori, žinai. Tai ta prasme, dabar jau jaučiuosi pakankamai, žinai, tokia, viduje stipri, žinai, kad sakyčiau, okei, aš norėjau tau pamerti, jeigu tu nenori, to priimti, tavo reikalą, žinai. Bet, anksčiau mane tai stabdydavo, žinai, iš tikrųjų. Tas toksai, nes arba ypatingai mane labai stabdydavo kitų moterų požiūris. Aš atsimenu, pas mane būdavo tokių situacijų, kad kokiam nors kolektyve yra tenai vienas vyras, žinai, ir kartais, pasitaikydavo, nesakau, kad čia visada, pasitaikydavo, kad jis kažkaip dėmesį man labiau parodydavo. Ir žinok, man tai būdavo taip baisu, žinai, nesupranti, aš, žinok, iš karto einu į tą veidą, žinai, tokį, ir stengiuosi ignoruoti ir bėgti nuo to, ir šypsotis, ir toks pasimetimas. Dėl to, kad, žinok, aš paskui vėliau savo pasityrinėjau ir suvokiau, kad aš labiausiai ne to vyro bijau. Aš bijau tų moterų, kad jos tenai mane išmeš, žinai, atstums, ten kažką apie mane pagalvos, kažką tai dar, ką nors. Ir tai buvo mano blokas, žinai, tam asmeniniam seksualumui skleisti, žinai, bet tam mėgavimus, iš tikrųjų, jeigu man sako komplimentą, tai čia tik pasidžiaugti reikia, ne, atsakyti kažką šmaikščiau ir visiems šilčiau ir geriau, ne, bet iš tikrųjų, man tai buvo kelias, žinau, priimti tai ir, kažkaip tai dabar normaliau į tai sureaguoti, žinai. Aš žinau, kokios tavo patirtis, ar tave tai, žinai, stebina? Nežinau, aš laiką labai flirtuojanti tokia visą gyvenimą, tai, man tai visai atrodo kažkaip, mano temperamentas toks yra, tiesiog, aš manau, kad tai yra temperamento klausimas. Ir dabar kažkaip tu kalbėjai ir apie komplimentus, žinai, ir aš išgirdau ir labai prisiminiau iš karto tą apie šalis mes kalbam ir tikrai nustebino mane Amerika. Nes mano dabar dukra gyvena Amerikoje, aš čia tiesiog ir anksčiau skraidydavau ten su savo darbais. Ir šiaip kelionę turėjau tokią poilsinę su draugė Kalifornijoje. Ir žinai, kiekvieną kartą Amerikoje, dabar irgi buvom neseniai, mane nustebina, kai žmonės tiesiog prieina ir sako, kokia graži jūsų suknelė.
kokie geri jūsų kvepalai, ta prasme, koks jūsų gražus švarkelis. Prancūzijoje tą aš patiriu rečiau, bet gal aš čia mažiau vaikštau, aš dirbu iš namų, reiktų daugiau pasivaikščioti, nes, iš tikrųjų, ta prasme, kaip faina, vat irgi apie ką aš čia, ar ne apie komplimentus, bet tai yra apie dėmesio rodymą kitam žmogui tiesa, nieko man ten neatsitiko, aš ten nepagerėjau, nepablogėjau, bet mane, tiesiog taip nustebino tas toksai, tas jo atvirumas ir dėmesio rodymas, ar ne, ir kad mane mato, aš esu matoma, ar ne, į mane žiūri, ir man tai faina, ir aš galvoju, kaip keista, galvoju, tai ką, čia tikrai tų švarkia, kelnės jūsų dar gražios, ir galvoju, Dieve, taigi čia tų drabužių yra, bet tai yra ne apie tai, kad aš atsivežiau tas kelnes iš Prancūzijos į Ameriką, bet apie tai kažkaip, kad į mane žiūrėjo, žiūrė, ne, į kitus. Ir aš galvoju, aš to nedarau niekada, nors tikrai, aš iš karto žinai apverčiu galvoju, bet aš niekada nesakau niekam to. Kodėl? Mano kultūra kita. Ir tu irgi apie kultūrą, tą, ką tu pasakoji, man tai labai apie kultūrą. Ir žinai, mūsų Veronikos yra kultūra, mūsų yra aprašyta, ar ne, Žemaitės, Vingių Jonas ir Veronika, man lietuviškos yra moters ir vyro vis dėlto, kaip čia pavadinti, tos figūros, ar ne, kurias mes nešamės. Vingių Jonas apie tai, kad, ta prasme, pasakyk man, ką daryti, nes aš, ant pečiaus, o moteris, tai yra, ta, ką tu pasakai, kad, o ką, man reikės nusiskandinti, jeigu kažkas jeigu netaip padarysiu, ar ne, kaip reikalauja visuomenė. Tai va, čia toks labai labai senos tokios literatūrinės figūros, bet jos yra aprašytos labai, labai aiškiai. Ir tai mažėja, keičiasi, bet yra mumise visuose šitas. Ir kiek mes to dar, žinai, ištransliuojam, ir kiek labai, jau ten, jau labai, labai trupiniai kažkokie, bet yra. Tai va, tai aš kažkaip apie tai. O tos kitos kultūros, kitos šalys, jos turi kitus savo kažkokius kitus, ar ne, kitas figūras. Ir aš pagalvoju apie save, bet aš to nedarau. Bet man labai malonu, kai sako komplimentus, labai labai. Ir galvoju, o gal reiktų pasimokyti, pasakyti. Bet aš mokausi prancūziškai, aš mokausi tikrai kasdieną sakyti žmonėms, kad koks jūs malonus. Nes kai kažką gero padaro, aš sakau, vous êtes très gentil. Reiškia, jūs labai malonus. Ir tai irgi man yra visai nenatūralu. Aš tą darau visai nenatūraliai, aš tiesiog turiu tą pasakyti, noriu pasakyti ir pasakau. Žinai, tame ir yra tas tikslas, kad sąmoningai prisiminti, jausti tą savo tokį lytiškumą, charizmą, temperamentą savo, priimti save, jausti tą savo seksualumą, kurį nebūtinai čia jisai reiškia, kad eiti, žinai, ieškoti lytinių santykių, jisai labiau apie tai, kad, jausti save ir priimti, ir tuo pačiu pasidalinti su kitais, pamatyti kitus, būti kontakte su kitais. Ir aš visai dabar neseniai buvau pas dantų gydytoją čia Suomijoje, žinai, ir man irgi, žinai, čia vienu momentu gal kažkaip tai kilo tie impulsai, jaučiu kažkokį tai savo charizmą, kažkokį tai gerą jausmą, žinai, viską. Ir iš to aš jai sakau, bet jūs žinokit, tokia faina man gydytoja, žinai, ir aš sakau, jinai sako, bet aš jau daugiau jūsų nebegydysiu, nes išeinu gydyti į kitą kliniką. Ir aš jai sakau, bet žinokit, aš jūsų taip pasilgsiu. Ir taip natūraliai. Ir aš matau, jos veidas pirma didelės akys, žinai, kažkaip nežino, kaip jinai reaguot. Bet kita vertus matosi, kad jai malonu. Ir toks išpildymas, tuo savo dėmesiu, tą savo energiją, jisai, daro stebuklus, turbūt keičia pačią visuomenę, keičia mus pačius. Nes mes galim, tokias trumpas dėmesio dovanas duoti kitiems. Jo, aš galvoju, tai yra tai yra tas šaltiniai, tai čia tie šaltiniai, tokie maži šaltiniai, ar ne, iš kurių mes atsigeriam, bet čiagi apie tai, žiūrėk, kad mes reikalavim iš savo ten sutuoktinių partnerių, kad to dėmesio, ar ne, labai daug konsultuoju žmonių ir tikrai, mes visi trokštam to, ar ne, iš vaikų, iš tėvų, iš visų artimųjų. Bet žiūrėk, mes dabar kalbam apie tai, ką galima gauti tiesiog, gatvėje, ar ne, ir nemokamai. Bet tą patį galim ir duoti, ta prasme, kad pasidalinti, ar ne, pasakyti kitam žmogui. Jo, aš tikrai iš to šaly šiek tiek gaunu tikrai daugiau, net ne šiek tiek, o gerokai daugiau, ar ne, nes vis tiek bendrauju kažkokiais labai labai būtiniais klausimais, kažkur tai bendruomenėse, čia turiu tokią mažą savo apylinkės, miestelio bendruomenę, ar ne, kur dalyvauju. Ir ten tikrai susitinki vieną kartą per savaitę, vieną kartą per 2 savaitės su žmonėmis, bet su jais apsikeiti tuo,
nu, vat tuo, ko mes ir, nu, norime, ne to, ko mums papildom tą, vat, kaip, nu, man patinkantis filosofijos mokslų daktaras Gary Chapmanas yra prašęs tą vadinamą emocijų rezervuarą. Ir jį kažkaip vis pasipildom, ar ne, nu, iš kažkokių tai šaltinių. Tai va, tai tu irgi labai gerai pasakei. Davėjai tai gydytojai tikrai labai gerą, nu, tą, vat, Žinai, kad įkrovimą. tas savo sąmoningas poreikių tenkinimas, ane? Nu, vat, dažniausiai, vat, ką tu sakai, nukreipi dėmesį į partnerį ir duok man viską, žinai, duok man pripažinimo, duok man meilės, pasirūpink, žinai, visais reikalais namuose, ne, ta prasme, atliep man, išklausyk mane, žinai, matyk mane seksualiai, nu, visko tarsi nors ir vien tik tai į tą partnerį. Bet kita vertus, nu, mes galime patys susikurti tai, ne, spinduliuodami, dalindamėsi, nu, su kitais, vat, savo energiją, dalindamėsi su kitais tuo geru žodžiu, mes galime patys pasimti ir užsipildyti tą rezervuarą iki begalybės, ne? Bet reikia priimti, kaip ir tu sakei, priimti, ar ne, va tą priimti. Irgi ne tik duoti, bet ir priimti, nes nu, mes kartais ir negirdim. Kaip tu sakei, užsidarydavau, nes bijodavau, kaip sureaguos kitos moterys. Jo, tai va čia va tas toksai, nu, savo sąmoningumo toksai, nu, lavinimas, gebėjimas, ne, priėmimas tos energijos, atidavimas ir priėmimas, va tas gyvenimo žaidimas. Ir aš galvoju, žinai, kad aš pradėjau tą praktiką daryti, va dabar, nu, jau kurį laiką, ne, kuo daugiau, va, kaip pasakiau, sakyti komplimentų, kuo daugiau, nu, kažkaip tai laisviau, lengviau elgtis ir visa kita. Aš pastebiu, kaip labai keičiasi ir santykiai šeimoje, žinai, nes tai yra, nu, grįžti toks susipildęs tam rezervuare, kad, žinok, nu tiesiog gali išbučiuoti, išmyluoti, žinai. Ir, nu, ta prasme, tai ir tam žmogui, vat, papildai tą jo rezervuarą, jeigu tuo metu jis yra labai pavargęs, ne, ar kažko tai ten nusėmęs, arba netame dalyke. Ir, nu, mes kiekvienas galim nešti tą pokytį, ne. Tai ne tai, kad iš trūkumo atėjau ir prašau, žinai, duok man, nes man trūksta, ne, bet randu būdą užsipildyti ir atnešu tai į savo santykius, atnešu tai į savo šeimą, ne. Tai man dabar bekalbant, tokia labai daug šilumos ateina į žandus ir tokia, nu, bet gero jausmo, tokios energijos, kur galvoju, o, taip norėtųsi, žinai, galbūt va netgi mūsų klausytojams, kurių dabar yra, ne, nu, paklausti ir pasidalinti, žinai, o kaip jūs puoselėjat seksualumą, žinai, kas jums tai yra ir gal, žinai, paskatinti, gal nuo šiandien pradėti tai, žinai, nu, su tuo susijungti. Tai jeigu kas, nu, galit parašyti mums komentarą ar kažkokį klausimą Aurimai. Dar kažką tai pridurt, nes tu visada turi ką kalbėti, arba jau mes klausim. Aš labai daug kalbėjau, nežinau. Tiesiog, nežinau, aš galvoju, matykime tą grožį kituose, man grožis yra seksualumas, aš, nu, dabar nežinau, man tas žodis seksualumas, sakau, man jis toks medicininis, nu, man jis toksai nelabai smagus, bet aš mėgstu, bet charizmatiškus žmonės, mėgstu charizmatiškus tokius, na, santykius, kada mes tikrai dalyjamės tokio atvirumo, va, to natūralumo ar ne, to neapsimetinėjimo, kažkokio tai neapgaudinėjimo, kas nėra paprasta. Nes mes kartais iš inercijos, na, vaidinam tuos vaidmenis, kuriuos susikūrėm ir tai nėra irgi kažkokia tragedija, tiesiog per gyvenimą mes atliekam daug vaidmenų savo skirtingose vietose, ar ne, mes jau esam darbė vienokį, ten šeimoje kitokie, su draugais dar kažkokie. Kartais pasidaro taip, kad ypač tai labai būdinga vadovams, ar ne, kada grįžta iš darbo ir toliau tą patį vaidmenį neperjungia kanalo ir, žodžiu, toliau direktoriauja namuose. Nu, bet toksai tas irgi yra dalykas, nežinau, kodėl aš dabar apie tai kalbu, bet mes kalbam apie santykius, tai visada apie santykius, ar ne, mūsų šitie pokalbiai. Tai va, tai man taip norisi, kad mes visi jaustumėm vienas kito, nežinau, tas tokias gerasias, nežinau, bangas, kaip čia pavadinti, iš tikrųjų priimti vienas kitą tokius, kokie mes esam, pamėginti, kas nėra lengva, pirmiausia, aišku, pradėti nuo savęs ir matyti tą grožį, žinai, ieškoti kiekviename žmoguje, ką jisai moka, arba kas jame yra faino, kas jame yra, nu, gražaus, kas man patinka. Nepradėti nuo to, ką jis daro blogai, nu, mano atžvilgiu, ar ne, pavyzdžiui, bet jeigu, nes va tas labai svarbu yra, kažkaip mane to išmokė viena
mano dėstytoja, kai aš dar mokiausi vaikų ir paauglių psichiatrijos, mes stebėdavom, ten būdavo tokie pratimai, stebėdavom mamas su vaikais, dar tuomet aš neturėjau vaikų, atsimenu, gal ir turėjau vieną kokį. Tai tada stebėdavom ir mus mokė taip, jūs nežiūrėkit, ką daro blogai, jūs žiūrėkit, ką daro gerai. Ir pradėkit nuo to, nuo tų gerų dalykų, ką mes mokam, kas mums sekasi ir kas mums patinka. Tai susitikus su kiekvienu žmogum, aš iki šiol bandau, pirmiausia, pasižiūriu, kas man patinka jame. Ir tik paskui, kas nepatinka. Aš turiu irgi to kritiškumo gyslelės ir visokių ten analizių. Bet pradėkim nuo to, kas patinka. Aha. Aš matau, vienas iš klausytojų parašė, aš tai darau, anksčiau neatsakydavau komplimentų, o paskutiniu metu išmokau ir man tai patinka. Ir aš norėčiau paskatinti mus visus, nes man atrodo, kad tas komplimentas ar dėmesys ar pamatymas, kas kito gerai, tai yra tarsi dovana tam žmogui ir dovana pačiam savo. Nes kiekvieną kartą, kai mes kažkuo tai pasidalinam šilta ir mums patiems tampa. Ne? Ir kuo daugiau mes tą energiją kūrenam savyje, tokį pastebėjimą, artumą, šiltumą, atvirumą kitam, matymą to tokio, kaip tu sakei, to tokių gerų dalykų pirmą, tuo mūsų gyvenimas patiems tampa šviesesnis, patys jaučiamės energingesni, seksualesni, charizmatiškesni ir kažkaip tai gal labiau čia ir dabar. Negu kad, visą laiką planuose, galvoje ir kažkokiuose reikaluose. Kaip sako, būkit čia ir dabar, ne? Ir žmonės, būna čia ir dabar, bet jie meditacijai dažnai, ne? Užsidarau vėl, užmerkiu akis, būnu čia ir dabar su savimi, ne? Arba vaikštau, bet irgi susitelkęs į vaikščiojimą. Bet čia ir dabar gali būti santykyje. Ne, tame kontakte. Ir čia ta pati mindfulness. Tai aišku. Aš tai noriu pasiūlyti tokį, pabaigai turbūt jau, ar ne, mes čia į pabaigą. Taip, jau einam. Pabaigai noriu pasiūlyti tokį pratimą, kuris man labai patinka pačiai. Kiekvieną vakarą, nežinau kada jūsų vakaras, bet ne taip svarbu, prisiminti, mažiausiai 3 dalykus, kurie jūs pradžiugino tą dieną. Tiesiog, kiekvieną vakarą. Ir tai yra toksai, irgi toks psichikos ugdymas. Matyti gerus dalykus, ar ne? Bet mes pragyvenam dieną, pragyvenam mėnesį ir galvom, nieko man netitiko faino. Bet jeigu kiekvieną dieną mes prisiminsim 3 dalykus, kurie mane pradžiugino, tai patikėkit, po mėnesio jausimės labai fainą mėnesį pragyvenę. Ir nesvarbu, kokios ten buvo bėdos, problemos, iššūkiai, dar kažkokie dalykai. Taip, ir nuo to formuojasi įprotis pradėti pastebėti dienos eigoje, ne? Nes mes peržvelgiam kaip dienos nuotrauką, išrenkam 3 dalykus, bet paskui vėliau mes pradedam jų ieškoti, pastebėti dienos eigoje ir mūsų gyvenimas keičiasi. Mes patys keičiame. Tai ką, ačiū tau, Aurima. Tai radau dar komentarą, labai įkvepia seksualumą savyje žadinti. Aš irgi buvau išmokusi seksualumą slopinti, nes kažkodėl bijau žeisti šalia esančias moteris. Tai ačiū, aš ne viena tokia, bet žinot, kas įdomu, kad mane ir pažadino moteris. Tas moteriškas priėmimas ir kad aš pradėjau dalyvauti tuose moterų ratuose, moteriškas priėmimas, kad viskas tai yra okei, kad mums irgi tai būdinga ir mes visko to norim, tas toksai moteriškos energijos priėmimas, kad tai yra apie mus pačias, mes visos norim to dėmesio ir mes džiaugiamės, jeigu kurie kažko tai gauna, Tai mane to išlaisvina, iš tikrųjų, bet moteris manyje priėmė seksualumą. Bet tu dabar truputį papasakok labai trumpai apie stovyklas, tugi stovyklas organizuoji. Ar dabar nebus artimiausių metų, ar jau praėjo, tu man primink. Moteriškumas. Bet aš atsiųsiu daugiau informacijos apie stovyklą, ačiū, kad paklausai. Atsiųsiu daugiau, bet įdėsiu komentarus, daugiau informacijos apie stovyklą, nes jau, tiesiog, kad laiko čia yra mažai, bet taip mes organizuojam kartu su kolegė Jarūnė stovyklą, tavo giminės moteriškumo kodas. Ir čia turbūt iš to pačio poreikio, kad moteris mus, priima. Ne? Kad būtent ne tai, kad slėptis po to gėdos ir kad mūsų atstums ir tai gali būti pasąmoniniai procesai, kurių mes nesuvokiam, bet čia yra labiau apie tai, kad
žinai, atsiverti, pamatyti, žinai, išgirsti kitas moteris ir leisti sau patirti jausmą, kad su manim viskas okei ir esu priimta. Tai yra labai labai svarbus dalykas. O tai vis tiek pasakyk, nes nu, tikrai galbūt klausantis arba vėliau įrašą žiūrintis, vis tiek yra geriau žodis, negu kad tik tai yra parašyta. Tai kada tai vyks, kur tai vyks ir kiek laiko truks? Ir gal nežinau, Tai ar yra kaina, stovykla 3 dienų. Mes turim lapkričio mėnesį, lapkričio 10. tai čia jau šį savaitgalį. Taip, jau čia visai netrukus. Ir dar po to bus stovyklos sausio mėnesį, dar nepasitvirtinam dėl datos, bet kova tikrai bus. Tai vat galima rašyti man asmeniškai, jeigu ką. Ar dar spėtų, dar turit vietų šiam savaitgaliui? Ir kur vyks, Šiam kokio, savaitgalį dar turim keletą vietų, taip. o kur vyks? O vyks šalia Vilniaus, žinok, Jarūnė už tą organizacinę informaciją yra atsakinga, aš labiau esu ta, kuri iš Suomijos atvažiuoja jau vesti stovyklų. Tai va, bet šalia Vilniaus, va tik kelsiu į komentarus visą informaciją galima bus rasti. Ačiū tau, Aurimai, taip intensyviai paklausinėjai, kad net delnai sukaitų. Nu tai, kad mes kalbam šitą temą, aš prisiminiau, kad tu vat organizuoji kaip tik ir nepasakyti, nu tai būtų labai nepatogu ir nežinau, ir kaip tai negailėk, dalinkis informaciją, ypač jeigu dar yra vietų, tai galbūt kažkas norės prisijungti. Taip, tai tikrai kviečiam prisijungti arba vat, sekantį savaitgalį Vilniaus rajone. O apie kitas stovyklas mes pranešim su Jarūne, turbūt numatysim kažkokią ir kitą vietą, kad nebūtų vien tik tai vilniečiam patogu, ne? Kad galima būtų pažiūrėti ir vidury Lietuvos kažkur. Tai vat kovo mėnesį planuoju. Nes aš kaip tik šį savaitgalį keliauju į konferenciją čia Prancūzijoje, į tokį labai gražų miestą Arkašoną, prašmatnus kurortas prie Atlanto vandenyno. Ir 2 dienas klausysiuos apie tai, ten įvairių lektorių, apie tai tema yra, o kas jums yra laimė? Tai aš galvoju, kad mes galėsim kitą antradienį su tavim pasikalbėti apie tai, ką aš ten sužinojau naujo ir ką tu sužinojai savo organizuojamai stovykloje irgi, ką patyrei. Tada galėtumėm pakalbėti apie tai, irgi labai įdomu. Aha, tai va, tai jau mes turim sekančio pokalbio temą, viena iš stovyklos, kita iš konferencijos, atsinešim kažką tai, ką norėsim su jumis pasidalinti. Tai susitiksime kitą antradienį. Kviečiame klausytis. Tai geros jums savaitės. Geros savaitės jums. Iki. Laukit. Va.